mažas čihuahua gali skaudžiai įkasti kaip ir vilkšunis. Apie tai, koksgi šiandienos vaikas, ar ne? Yra balansas tarp edukacijos ir pramogos, nes reikia improvizuoti. Aklai eiti, pirkti. Tie elektriniai paspirtukai, kurių mes vaikams iš viso nerekomenduojame. Šį kartą Mama kalba laidoje jautrus ir atviras pokalbis su aktore, kūrėja, mama ir nepaprasta moterimi Violeta Mičiulienė. Kalbėsime apie naują monospektaklį Bėgantis aštuonkojis. Keistas, unikalus ir vienišas gyvūnas aktoriai tapo tarsi sielos broliu. Kodėl? Netrukus išgirsime. Labą dieną, Violeta. Labą dieną. Bėgantis aštuonkojis yra jau antras jūsų monospektaklis, ar ne? Taip. Kaip apibūdintumėte šitą kūrinį tiems, kurie jo nematė? Aš nevaidinu Bėgantį aštuonkojį, bet aš kalbu apie tai, kas mums yra svarbu, nebūtinai ar tu esi moteris, ar tu esi vyras, bet per aštuonkojo prizmę, kuris šiuo metu yra patapęs vienas iš mylimiausių gyvūnų pasaulyje. O kodėl aštuonkojis? Kodėl būtent šitas herojus? Man atrodo, kad aš jau visiems viską papasakoju ir visi jau visoje Lietuvoje žino ir kas tik tai nežino, nes visai netyčia per Lietuvos televiziją aš pažiūrėjau dokumentinį filmą Aštuonkojo paslaptis ir buvo gal 4 sekmadieniai, kai rodė būtent apie jį ir man jis pasirodė toks įdomus padaras, aš apie jį tiek nieko nežinau ir labai daug atitikmens, todėl kad su žmogumi ir ypač su moterimi, kuri turi išgyventi, nes aštuonkojis tai yra tas, kuris, kai gimsta, jis nepažįsta nieko iš savo artimųjų. Ta diena, kai jis gimsta, jo motina miršta, tėvo jis nepažinojo, broliai seserys lakstosi, yra visiškai vienas. Ir tai yra tas mažas ryžio didumo grūdelis, jisai pats pradeda gyventi neturėdamas jokios informacijos. Tik tiek, kai save jis turi tiek neuronų, kiek turi elementariai paprastas šuo ir jisai išgyvena. Ir man bekalbant, kiek bekalbėčiau apie jį, man čiurpa, jis toks baisus, toks šlykštus, neturi jokių apsaugos priemonių, nei nagų, nei ragų, nei dantų. Ir išgyventi, ir pragyvena kokius 3 metus. Ir man patinka tai, kad renkasi labai daug, kaip partnerių ir kas, aštuonkojas vaikų tėvas, jinai taip ir nežino, nes jau buvo nemažai. Man tas taip įdomiai pasirodė ir per tą prizmę aš kalbu tuos sąlyčio taškus, kiek tas gyvūnas yra panašus į mane. Reiškia, aš esu lyg tai aštuonkojo aidas. Dar jūs minit, kad aštuonkojis jums lyg sielos brolis. Ir čia yra labai įdomu ir ta metafora su moteriškumu. Tai o kodėl tas sielos brolis? Tai jūs pagalvokite apie tai, kad kiekviena mama, aš nors apie tai nelabai kalbu, bet jūs pagalvokite, kiekviena mama, tai yra moteris, jinai yra tikrai kaip aštuonkojis. Ar galima pagalvoti apie tai, kad vyras grįžęs iš darbo, pultų skalbti drabužių, yra tokių, nieko nesakau, bet aš savo gyvenime nesutikau, jau tikrai nedaug, bet ta, kuri moteris skalbia, jinai kartu su vaikais ruošia pamokas, jinai paruošia viską kitai dienai, jinai pati atrodo gražiai, jinai viską sutvarko, jinai mokosi, jinai daro, jinai kaip aštuonkojis tas, kuris išgyvena toj situacijoje, kur faktiškai ne kiekvienas galėtų išgyventi. Aš tame pamačiau. O dabar, žinokit, mano visi draugai tyčiojasi, kviečia į svečius, sako, vien dėl tavęs aš paruošiu aštuonkojį. Tai tie, kurie mane nori nustebinti aštuonkojį čiuptuvais, viskas, blokas Facebook'e, daugiau aš jūsų nenoriu matyti. Aštuonkojį atsivalgyti. Taip. Labai įdomu, kiek užtruko tas momentas, kai jūs tiesiog pamatėte televizijos laidą, atkreipėt dėmesį į gyvūną, apie kurį jūs nieko nežinojat, ir tada važinėjat po Lietuvą su savo monospektakliu Bėgantis aštuonkojis. Kada priėjot iš vis tos minties, kad tai gali tapti spektakliu? Ne, tai truputėlį nuo kito galo prasidėjo. Mano gyvenime buvo toks momentas, kuris vadinasi juodoji duobė, visiška kloaka, tai yra po COVID ir finansinė prasme, ir darbais. Ir tada kilo mintis, kad būtent
rizikuodama viskuo, nesuprasdama linko einu, aš pasistačiau pirmąjį savo tą spektaklį, aišku, turėjau profesionalų scenografą, režisierę, pabaisų nebus. Ir visi kodėl, nu, va taip sugalvoju, dėl to, kad aš labai mėgstu, kaip sakant, intrigas ir mėgstu šokiruoti, nu, ne tai, kad specialiai, bet savaime taip gaunasi. Ir aš kada jau 3 metus beveik atvaidinau savo spektaklį Pabaisų nebus, šiai dienai, tai per nepilnus 3 metus aš suvaidinau 175 spektaklius. Ir tada, kas atėjo tie žmonės, kurie matė jau 5, yra 10, yra 13 kartą, nes aš vis stebiuosi ir klausiu, ar gali vienoj, toj gyvenvietė ir miestelį būti tiek žmonių, kiek atvažiuoja, tiek ir yra. Ir pasirodo, išaiškėjo, kad jie kelintą kartą eina žiūrėti, nes nori sulaukti atsakymų, kur praeitame spektaklyje nesuprato kai ko ir ateina pasikartoti. Ir mane pradėjo laužti, o kada kitas? Aš net negalvojau kito. Ir tada aš galvojau, apie ką tu negali kartotis, kaip yra sunku save nugalėti. Tai va, su kitu gali kovoti, tave lygina ir baimė. Taip, tai didžiausia kova, tai lygiai taip pat metant svorį, siekiant aukštumų mokslų, yra kaip save nugalėti, o čia reiškia pasirodyti geriau. Ir tarp kitko visi aplink labai bijojo to ir man labai patiko, kai mano sūnus pasakė, aš tikrai žinau, kad nebus taip gerai kaip pirmas spektaklis, patys didžiausi kritikai yra mano vaikai, bet sako, supranti, koks yra dalykas, aš supratau, kad tai yra šitas spektaklis, yra pirmojo tąsa, kaip antra serija, ir sako, man taip viskas atslūgo ir aš tik tai ieškojau kokią formą, nesinorėjo kartotis, nors iš tikrųjų tu visada kartojas, nors aš nepakartojama, bet aš vis tiek kartojosi visakame ir tada aš pradėjau visur tyrinėti, per kokią prizmę aš galėčiau save pateikti antrą kartą. Ir va tas dokumentinis filmas, va taip savaime, taip žiūrint, per pirmą sekmadienį, aš apie jį statysiu ir kaip paskambinau režisieriui, savo draugui Olegui ir sakau, klausyk, ar tu padėsi man pastatyti, sako, okei, jokių problemų ir sako, koks, sakau, aš nieko nežinau, tik žinau pavadinimą, kokią, Bėgantis aštuonkojis, nes jūs pagalvokit, aštuonkojis norėdamas įsigelbėti su savo tom 8 kojytėm, jį ten vejasi, jis per vieną dieną jūros dugnu nubėga 4 kilometrus, ir aš taip pagalvoju, kad aš esu tas bėgantis aštuonkojis, kuriam atrodo, kad jisai bėga. Dar kita tokia buvo man konfrontacija su kitu vaizdu reginiu. Buvo labai didelis vėjas, aš sėdėjau savo namuose, 4 aukštas, pro balkoną žiūrėjau eglės viršūnę ir žiūriu danguje varną. Ir jinai skrenda. Ir jinai vietoj duoda, jai atrodo, kad jinai skrenda, o jinai stovi vietoje, kaip ir aštuonkojis. Ir aš galvoju, arba reiškia skrendanti varna, arba bėgantis aštuonkojis. Man labai patinka judesys ir šį kartą nugalėjo aštuonkojis. Nežinau, 3 spektaklis gal bus apie varną. Nežinau. Aha, vadinasi, bus 3. 3 irgi galvoju, bet 3 dabar reikia dėti į šoną, todėl kad yra irgi, aš viską darau, kaip man sako žmonės, aš kažkaip tai vykdau liaudės balso valią. Tai yra, kad dabar laukia iš tikrųjų knyga, kuri padėta, kuri jau 3 metai laukia ir visi, ką sutinku, visi knyga, nes tai, ką aš rašau į Facebooką, jie skaito ir jie nori tą turėti. Tai aš sakau, ten yra, sako, ne, mes norime taip turėti. Tai aš ir pavadinimą turi ir surinkta, mano vaikai viską sukrovė, man reikia tik redaguoti, reikia laiko ir dabar jaučiu ateinant, todėl, kad net šią naktį aš nubudu ir galvoju, kur telefonas, nes man taip gražiai kokie, ryte visai kitaip atrodo, kokie 5 sakiniai, kažkokio detektyvo, jau aš galvoju, pradedu rašyti ir aš žinau, kad dabar 3 variantas turbūt bus knyga. Esate tikrai nekartą sakiusi, kad aštuonkojis apie tai, kad net būdamas vienas, tu neprivalai būti vienišas arba nesi vienišas, ar ne? Kaip tai pačiai jums rezonuoja su jūsų gyvenimu? Mano gyvenimas tai yra taip įdomi, kad aš esu visada tarp žmonių. Toks gyvenimas. O aš esu intravertė. Bet aš prisitaikiau tai, kad visi žmonės, kaip yra jie šalia manęs, aš jiem leidžiu būti, bet geriausiai aš jaučiuosi miške.
Miške viena ir man niekada nebuvo nenuobodu su o jie tu kaip man geras su savim. Ir kai sako, kovokit su savim, Dieve, kovot su pačiu nuostabiausiu pasaulyje žmogumi, eikit, persišvieskit galvą, nes man su savim yra viskas aišku, aš save pagiriu, aš galvoju kartais, ar tik neateis va ta senatvė, kai taip, oi, kaip gerai, kad man pavalgiai, kaip skaniai, pradedu kalbėti, man reikia kitų pašnekovo. Iš tikrųjų, kiek reikia, aš tų žmonių gaunu, aš turiu daug draugų, bet aš esu vienišė ir vienišė ypač ten, kur aš esu nesaugi, kur daug žmonių. Jūs neįsivaizduojat, kur daug nepažįstamų žmonių, man iškart blokas, aš susidarau savo aurą ir visi eina į mane tai kaip į personažą. Juk aš išėjus iš savo vaidmens, nulipus nuo scenos, aš esu paprastas žmogus, paprasta moteris, vienokia ir kitokia. Ir po to, kai tu ateini kur nors, pavyzdžiui, koks nors atsiranda, bet koks vyriškis, kuriam atrodo, jis moka sakyti anekdotus ir pradeda juokauti, kaip jūsų operatorius. Nenori aš juokauti, nelįsti prie manęs. Čia ne apie tave, bet yra ir kitų. Va. Gerai, bet tada intravertui scenoje, kur visada yra nepažįstami žmonės. Kaip jūs tada sakot, neužsiblokuojat? Aš turiu ribą. Turit ribą. Scenos riba. Jie per atstumą. Žiūrovas man yra kaip žvėris. Jūs neįsivaizduojat, užtraukta scena, aš stoviu viena, dar neprasidėjo, aš pagal kvapą jaučiu, koks yra prabangus kvapas, nelabai prabangus kvapas, susimaišęs tas kvepalų ir jūs neįsivaizduojat, tas visas garsas, kai sėdi visi žmonės ir jie kalbasi tarpusavį ir man čiurpas, aš stoviu, ypač į spektaklį Pabaisų nebus, visada atsitraukia, aš nugarą stoviu ir man, o nugara pati nesaugiausia ir kaip žvėris. Ir man visada yra ta tokia baimė, koks tas žvėris. Ar aš jį, ar jis mane. Ir man kaip gerai, aš žinau, kad jis toj tamsoj yra, bet aš turiu saugų va šitą rampos šviesos linijos ruožą, kur jisai prie manęs neprieis. Ir todėl, o kada yra, kodėl aš atsisakiau jau dabar tų visų privačių renginių, aš negaliu ėjimo, mane plojimo per petį kalbį, mane iškart kaip alergija, aš nebenoriu tų, aš gal ir pervargau, bet man tas toksai klauno net ne klauno pajaco, tas vaidmuo manęs jau nebetenkina, aš jau esu nebe ta. Jūs jaučiat, ko žmonės iš jūsų tikisi, bet jūs jau nebenorit to transliuot? Ne, aš net nežinau, ko jie tikisi visada iš manęs, tikisi, kad būtų linksma ir smagu, o aš nesu linksmuolė. Čia mano gynybos priemonė, aš iš viso esu labai rimtas ir uždaras žmogus, bet visi jie iš manęs nori, kad juoktis. Ir po pirmo spektaklio Kaune, man atrodo, ir kur aš gavau žinutę, ir jinai tokia ilgoka ir vyras toksai padorus, lietuvis, pasižiūrėjau, tautiškas, gražus, teisingas, su vėliava, Vyčio tautiškom spalvom megzta kepuraitė, sveikuolis, parašė, na žinote, šito mes nesitikėjom. Mes atėjom su draugė jūsų spektaklį ir mes tikėjomės gerai praleisti, nes jūs esat kiečiausia humoristė, o ką aš matau aplink? Kodėl aš turėjau verkti jūsų spektaklį? Aplink visi verkia, jūs sugadinot mums vakarą, mes ne to tikėjomės, nes jie ir ateina, lygiai taip pat vieną parašė dabar prieš bėgantį aštunkoji parašė, tai kiek nosinaičio atsinešti jūsų spektaklį? Sakau, nesineškit jūs tų nosinių, atsineškit už kasą. Ir yra tai, kad man šitas, aš sprendžiu savo pačios dilemą, kas aš esu. Ir scena yra ta, kad dar kartą jinai man patvirtina, kad man reikia labai nedaug žmonių, mano žmonės, svarbiausia, taip, aš turiu draugų, pažįstam, aš dabar net nežinau, draugas žodis iš visų gadinų, socialiniai tinklai. Tikrai? Visiškai, ir tu nežinai nei kas, nei kaip. Mes esame drauguose, bet ar mes draugai? Taip, tai va, mano, kaip aš suprantu žodį draugai, tai yra vienintelį, tai yra mano vaikai, mano šeima. Va tie tai yra tikri draugai ir mes tikrai draugaujam su pykčiais, su barniais, su aiškinimais ir aš juos užsiauginau tokiuos, kokie jie dabar yra ir jie toliau mane augina.
ir kokią klaidą visada tėvai daro, ką jie daro. Jie daro, aš tave pagimdžiau, aš turiu savo žaidimo taisyklės, aš žinau, kaip tavo auginau ir tu turi, va prašom, čia yra bėgiai traukinio, užlipi į dešinę, į kairę šūvis, neišgyvens, varyk taip kaip aš. Ir tai yra didžiausia klaida, nes mums atrodo, kad jie turi daryti taip, kaip mes norim, pratesti mūsų nepabaigtas svajones, pabaigti viską, ko mes čia nepadarėm šitoj žemėj, pastatyti paminklą kruvinais pėdsakais per tą sniegą, nueiti, o mano pėdsakai. O tie vaikai turi savo gyvenimą ir kai tai suvokia, kai tu paleidi, tada atsipalaiduoju, aš atsimenu, kad vaikai yra mano mokytojai ir jie mane praugo, buvo toks kertinis taškas, aš tik buvau pradėjus vairuoti, aš labai vėlai išsilaikiau teisės ir aš atvažiavau į Vilnių, mano vaikas buvo 8 klasėje, aš pasistačiau mašiną, išlipau ir kokias 5-6 valandas kažkokiam viešbutį vesiu kažkokią šventę privačią ir aš žiūriu, mano mašina, mirks viena lempa įsijungusi, jinai ten visaip šviečia, ko aš nedariau, atidariau kopot, pro šalį galėjo 4 vyrai, atidarėm, žiūrėjom, sako, gal išdauž, gal sukt, gal ką, niekas nepadėjo, savo kažkokiam pažįstamam inžinieriui skambinu, sako, tu pasižiūrėk, gal ten atjung, ten laidelį, vyrai protingi ėjo ir aš sėdžiu, man jau reikia eiti ir suprantu, kad aš išeisiu iš šventės ir tai bus viskas, akumuliatorius nusėdęs, taigi paskambina mano 8-okas vaikas, sako, kaip nuvažiavai tvarkoji ir aš taip, matai, kaip yra, O jisai sako, o tu, kai atvažiavai, tu įvažiavai į teritoriją, tu į dešinę sukai? Sakau, į dešinę. O lempukė dega dešiniai pusėje. Tai sako, gal tu posūkį įjungus? Aš įjungus posūkį. Ir va taip, pim, viskas įsijungia lemputė ir man tada kaip žaibas iš viršaus. Piu, šitie visi vyrai niekas nežino. Ir mano vaikai. Ir aš supratau, kad tai yra mokytojai ir kad jis jau išmano gyvenimą. Man buvo toks, aš atėjau tokia visai įsižiojus išventi, dzin, ką jūs čia darot, bet aš kokį šiandien atradimą. Mano vaikas užaugo, man tik šiurpai eina. Tai vat nuo to prasidėjo suvokimas, kad jie mano guru. Ir jie nuolatiniai palaikytojai, ar jie yra tie vaikai, kurie... Kritikai. Kritikai? Jam, kad tik tai, jūs pagalvokit, kad, aš esu viešas žmogus ir jam labai yra svarbu, kad jam nebūtų gėda už mamą, nes jam gėda jau tiek yra buvę. Todėl, kad jūs pagalvokit, jam reikėjo augti, būnant Raimundėlio mamos sūnumis. Tai jeigu Raimundėlis tas glušavotas, tai ir jie durneliai. Ir jie, pavyzdžiui, eidavo, jie girdėdavo, kai gatvėje einam ir šaukia, žinai, Raima, Stepa. Mažylis tai būdavo pagatavas, nežinau ką daryti. Ir mes atydami parduotuvę ir mano vaikai sakydavo, mes tavęs čia palauksim, tu apsipirk viską, tu paskambink mum, mes atysim, padėsim išnešti. Jiem tai buvo sunku. Dabar taip, visai kitaip jau reaguoja visus tuos dalykus, jie yra kritikai, pavyzdžiui, su Pabaisų nebus spektakliu, aš visą mėnesį turėjau gastrolių Amerikoje per 9 valstijas ir mano sūnus ir Norvegijoje važiavo kartu ir buvo operatorius. Tai vat jis daugiausiai yra matęs mano spektaklių ir jis gali lyginti ir tai yra mano... Jis yra kaip aštunkojis mano sielos brolis ir mano mažylis, kadangi jis yra Lietuvoje, vyresnėlis Anglijoje, mano Mataušiukas yra Matas, yra mano iš tikrųjų kolega, draugas, patarėjas ir būna tai, kai aš nežinau, ką daryti, iš kuris toks išmintingas, galvoju. Ir aš paskambinu visada ir sakau, situacija tokia, ką man daryti? Ir man Nasik taip įskirta, sako, klausyk. Dabar tu man pasakyk sąžiniai, ar tu nori, kad aš priimčiau atsakomybę ir už tave nuspręsčiau, o ką tu pati galvosi, nebūk čia man kaučeris, atsakyk, ką darysi. Ne, o po to neišeis ir tu gudrutė sakai, o ką tu sakei, ne, o ką tu pati darysi. Jis yra gudrumėlis, jis man viską sustato, jis viską man patarė ir aš labai tikrai džiaugiuosi, būdama jų motina, todėl kad daug mano patirta. Aš faktiškai viena užauginau abudu tuos vaikus, 2 berniukus ir jie abudu liūtai. Jūs pagalvokit, 47 kvadratiniai metrai būto ir kiekvieną rytą tai yra džiunglės ir nubunda 2 liūtai.
prasidėdavo, nuo kokių kliksmų aš neįsivaizduoju, kaip aš juos suvaldydavau, bet esmė yra tame, kad aš dabar bandau įsivaizduoti, kas būtų, jeigu jų nebūtų. Kažkaip tai čia vieną kartą visai netyčia į Facebooką įdėjau postą apie tai, nes man buvo labai skaudu ir mano labai artima pažįstama. Mes važiavome abi automobiliu ir man paskambino mano mažylis, aš paklausiau, jis tuo metu sirgo, sakau, ar tu išgėrei vaistų, taip, ir padėjau ragelį, ir man atskaitė tokį moralą. Tu esi tokia nuostabi moteris, ar tu išgėrei vaistų, kiek jam metų. Nes jinai, tuo metu neturėjo vaikų, dabar turi, gal dabar ir kitaip galvoja, bet tai sako, tu dabar pagalvok, tu gyvenk savo gyvenimą. Ir tada man toks gumulas sukilo ir sakau, ar tu žinai, jam bus 60 metų, kai aš būsiu gyva, aš skambinsiu jam kasdien. Ir aš klausiu, ar tau viskas gerai, ar tu išgėrei vaistų, nes faktiškai aš dėl jų gyvenu. Aš turiu savo gyvenimą labai įdomų, tikrai visą konkuliuojantį, pilną nuotykių, monotonijos nėra, bet mano vaikai, su kuo aš bekalbėčiau, ir jeigu skambina mano vaikas, aš sakau, atsiprašau, perskambinsiu, jie pirmoje vietoje. Buvo momentas, kai jie buvo apleisti, nes man reikėjo uždirbti pinigus, kad aš išgyvenčiau. Ir ypač mažylis skaudžiai labai tą priėmė, todėl ir netgi iki 25 metų jis man sakė, sako, aš vienas pats save užsiauginu, aš grįžtu namo, sako, lipu laiptais ir kvepia kotletais, aš galvoju, Dieve, padaryk taip, kad aš parystumu, atidarau duris ir mano mama kepa kotletus. O pareina, brolis studentas buvo ir ant stalo raštelis, palikti pinigėlį, nueik nusipirk ir taip toliau. Ir aš taip supratau, kad jis mane kaltina, aš skambinu vyresnėlis, žinok, jis taip mane apkaltino, tai jis vienas tave augina, sako, palauk, biškutėlį, palauk, ateis laikas, užaugs, suvoks. Taip, viskas praėjo, viskas suvokė, dabar kitaip, dabar eina tie dalykai, kad sako, aš neįsivaizduoju, kaip aš gyvenu, man dabar buvo, kaip buvo gera, bet vakar mano sūnus Anglijoje ėjo į mokyklą, pas mano anūkę Adelę buvo susirinkimas ir sugrįžo ir šiandien skambino, sako, žinok, vakar per susirinkimą, kaip aš galvojau apie tave. Aš galvoju, Dieve mano, kaip aš blogai elgiausi, kaip tu negavai to, ką aš gavau vakar. Adelė su vaikais gražiai draugauja, Adelė visiems padeda, matematika visur, Adelė nuostabia. O ką tu girdėjai? Susimušė, neparašė pamokų, pabėgo ir tai... Kiek aš iš tavęs atėmiau visko. Ir va, kai dabar sirgo, abidvi mano anūkės, jis sako, ir va, sako, dabar kas aš esu, aš suvokiu, aš mokausi to iš tavęs, todėl kad tu mūsų užauginai amžinai sergančius. Ir kai mano, va dabar kuri nors tik tai sukoso, aš kokius vaistus girdau, žalu, o kiek mes ligoniai praleidom, kiek sanatorijos ir visa kita, kaip tu visą, tu viena, kaip tą visą. Ir jeigu aš galvoju, jeigu dabar man reikėtų grįžti atgal, aš nežinau, aš visą tai pakelčiau, kaip buvo sunku, bet turbūt kaina už tai, kad aš dabar turiu labai teisingus, labai gerus vaikus, jau viskas, kurie turi labai teisingą vertybių skalę. Viskas sudėliota taip, kaip man patinka, ką idėjai tar turi. Vaikai yra mūsų gyvenimo ir mokymo veidrodis, atspindys. Ir aš abiem marčiom esu pasakius. Aš jums daviau normalius, fainus vaikinus. Ir jeigu kada nors jums šausi galva, kad aš nebenoriu gyventi ir jūs man atnešit prie durų, prekė negrąžinama, aš normaliai jums pateikiau gerą objektą. Jeigu susigadinot nieko, va, per akutę pažiūriu, neįleidžiu, bet aš turiu nuostabės, fantastiškas mergaitės, kurios yra mano draugės ir mano Anyta, tarp kitko, iš Šiaulių, ir aš kurį laiką savo vyresnėlį auginau Krymo gatvėje, pietiniam. Tai va, ir jinai man parodė pavyzdį, ir aš supratau, kad jeigu aš turėsiu jas draugėmis, tai aš turėsiu ir juos. Violeta, labai būtų smalsu išgirsti, ar pačiai Šiauliai kažkokius sentimentus grąžina. Tai juk man, kurie čia metai, 6 metai,
aš labai daug važinėjau, nes aš turėjau labai daug draugų iš Stakėno dainuojamosios poezijos. Tos hebros tuo metu, kai Narmontaitė su Sabonaičiu turėjo savo, čia Sėjūnas, kaip tik tai vaidino šitą dramos improvizacijų vakariai, kurį negalima patekti. Aš pas Saulių Biksuose pati pradžia buvo, mes valgydavom, gerdavom arbatą labai tokiai gražiai vietai, ten, kur jie visi gyveno, ten susirinkdavom, Samas grodavo ir aš juos, Biksai, tai buvo ta pradžia ir aš ten buvau, kultūros namuose Rusiukė sėdėdavau per tas repeticijas ir Kaštonas mano buvo ir man dabar, aš suprantu, kad negalima grįžti į tai, kas sena, reiškia, prisimins, tam bus blogai, ne. Bet man taip gaila tų Šiaulių, kurie tuo metu tai buvo, tai aš net nežinau, net ne Vilnius, net ne Klaipėda, tai buvo Šiauliai, tai buvo tokios kultūrinės, konkuliuojančios dailiokai, plaktukai, visi tie menininkai, ten buvo toks židinys, kad dabar aš nematau nei vieno tokio miesto, koks buvo. Man toks liūdesys, aš galvoju, tai yra ir vis tiek aukštoji, bet nėra, tai buvo tiek gyvasties, tiek. Ir jis buvo toks šiuolaikinis, toks, aš iš čia, iš Šiaulių, mes ištranzavom į Sankt Peterburgą, į grupę, čia tiek buvo nuotykių, čia tokių, ir tu nežinai Šiauliuose, kur tu išeisi, kada tu pareisi. Ir tai buvo toks saugus, gražus, netikėtas miestas, kur išeidamas tu galėjai atrasti nuotykį ir nepažindamas visai žmonių. Tai buvo kažkas tokio fantastiško. Tai būtent 84, 85, 6, 7, va tie visi metai, mano Šiauliai, tai yra nuotykių miestas. O dabar gražus miestas. Nuotykių miestas taip, nuotykius, jo. Ir todėl, aš tik sakau, labai dėkoju vis dėlto už knygą Pietinė kronikas. Nors man tai buvo labai pikta. Pikta todėl, kad ten ne mano Šiauliai, ten buvo tie, kurie pardavinėjo tuos megztinius. Aš tos hebros nepažinojau, kurie dešras vežė. Aš žinojau, Polską važiuoju, Sūrus ten pažįstamai. Taip. Man buvo per maža to meno ir tos, norėčiau antros dalies, kad parodytų kažkas tie, kur buvo hipiai, budistai, aš iš čia iš Šiaulių važiavau, neaišku su kuo, su budistai, su lama kažkur važiavau. Galbūt idėja trečiam mano spektakliui. Galbūt tik tai tiek norint, kas man iškliuvo iš Pietinio kronikos, tai yra tai, kad tu gali šiek tiek pavaidinti, bet jeigu tu nesi šiaulietis, jeigu aš esu iš kitur, tai tu nepakalbėsi šiaulietiškai. Ir kai čia, žinai, sakau, man ta tarmė, aš visada bobikė, suterbikė, pirčikėdės, darančiks, upa, man taip gražu. Ir kada kalba kas nors, mano Anyta kalba šiaulietiškai, tai yra duota. Ir suvaidinti, ir kai ten filme, tie, kurie neturi tarmės ir nebevaidink, nebekalbėk jau tada. Ačiū labai, Violeta, už pokalbį. Čia dovanėlė nuo mūsų partnerių. Vaga, tam ramiam intraverto poilsiui. Voldenas, o tau išleista nauja čia. Čia mano, šiurpai, dabar senstu aš turbūt. Ir kaip pataikiau, nes rinkau iš daugybės. Taip, čia yra viena iš nuostabiausių knygų. Linkime nepamiršti, kad net ir būdami kitokie, drąsiai galite būti savimi. O mes pasimatysime lygiai po savaitės kitą sekmadienį.